Sveiki visi prisijungę šį vakarą. Šiandien mes matau, kad šiandien yra premjera. Taip, mes pirmą kartą greičiausiai kalbamės su Dalia Skulčikiene. Išjungsiu garsą. Čia pas mane pasileido. Ir šiandien mūsų studijoje yra labai laukta viešnia. Tai priklausomybių konsultantė, sertifikuota mindfulness mokytoja, sertifikuota Kraft konsultantė ir įsigilinus labai stipriai į priklausomybių temą specialistė ir daug padarius dar ir kitose tokiuose sferuose paralelinėse Dalia Skulčikienė. Ir šiandien mes kalbam apie priklausomybės ir apie jos veiklą, apie jos darbą, apie jos indėlį į priklausomybių gydymą ir padėjimą šitiems žmonėms, kurie kenčia nuo priklausomybių Lietuvoje. Tai tada sveikinamės, Dalia, su jumis. Ja. Ir tada aš ir klausiu, gal jūs galite pati vardinti, ką jūs darote šioje srityje? Kaip jūs dirbate? Šioje srityje mes dirbo ir aš, ir mano komanda dirbome keliomis kryptimis. Mano komanda tai yra vienijanti įstaiga, kuri yra viešoji įstaiga Blaivybės akademija. Ir mes vykdome ir prevencinį darbą su paskaitomis mokyklose, bet tuo pačiu turime komandą didelę, kuri veikia kaip priklausomybių konsultantų komanda ir dirbanti keliuose rajonuose. Ir taip jau gavosi, kad tyrinėjant šią veiklą ir ieškant kiek galint daugiau pagalbos būdų, būtent padėti žmogui ir matant, ko trūkstant tie patiem priklausomybių konsultantam, kokių trūkstant jiem įgūdžių, kokių jiem trūkstančių instrumentų, buvo į šią sritį gilinimasi ir būtent taikant jau atrastus, išrastus šiuolaikinės psichoterapijos metodus, tie, kurie yra pasaulyje pasitvirtinantis. Tai yra būtent motyvacinis interviu, jisai tas pagrindinis arkliukas, kuris eina visada priekyje, ir būtent kognityvinės elgesio terapijos įvairius instrumentus, kurie būtent ir padeda keisti elgesį, taip pat ir dialektinės elgesio terapijas. Na ir žinoma, džiugu, kad yra šiuolaikinė psichoterapija, yra įsisąmoninimu grįsta psichologija, mindfulness. Žinoma, būtų keista, jeigu jos aš pati neįvešiu, pati būdama mokytoja, ir iš tiesų matau, kur ir šios srities žmonėms kenčiantiems nuo priklausomybių yra būtent labai naudingas daiktas. Nes buvo matymas tame, kad jeigu mes kitus sutrikimus, įvairias ligas jau turime tikrai pažengusios šiuolaikinės technologijas, tikrai pažengusius metodus, bet šis sritis, būtent priklausomybė, jinai tarsi už borto buvo. Taip, didmiesčiuose jinai yra, bet tai yra vienetai centrų, kur gali suteikti pagalbą. O ten, kur yra nutolę, iš tiesų dar, kad ir kaip žiauriai skambėtų, vos ne akmens amžiuje tame, kad yra ieškoma dar tų pagalbos būdų, kurie jau, kai sako, tarsi jų ir nėra, bet dar griebiamasi kaip šiaudo. Mhm. Ir aš matau problemą tai, kad į šią ligą arba šią lygų grupę yra žiūroma taip, kad šitie ligoniai, klientai ir pacientai, jie yra skatinami nevartoti arba nedaryti kažko, tai jeigu yra elgesio priklausomybė, bet mes žinom, kad jiems padeda tik tai tie metodai, kurie moko daryti kažką tai kitą, vietoj to, kad vartotų medžiagas arba elgtųsi priklausomų būdu.
Tai būtent dėl to daugelis gydymo metodų ir terapijos metodų neveikia, kurie orientuojasi į nevartojimą arba nedarimą. Tai mes apie tai dar šnekėsime, ne? Taip, Dalia. Tikrai taip, nes aš visada netgi kur siūlydama ir paslaugas, būtent kur jau rajonų savivaldybės netgi iš tiesų, kai sako, kreipiasi ir tas iš įstaigos perka paslaugas būtent jau pagal rekomendacijas, nes aš visada sakau, kad mesti gerti yra tik tai mažas pirmas laiptelis, tai yra, nes toliau ištinka gyvenimas ir toliau reikia gyventi. Tai va tada reikalingi visi tie gyvenimo įgūdžiams, reikalingi įvairius metodai, nes mes iš žmogaus kažką tai atimam, o jisai, nors ir kaip žiauriai beskambėtų, bet jisai tą turėjo priemonę, kuri jam buvo savipagalba, savigydos priemonė buvo, bet ją sakom, kad tai yra blogai, mes atimam iš jo, o kaip toliau gyventi? Nes gyventi man reiks toj pačioj aplinkoj. Taip. Aš sakyčiau, gal ne savigydos, taip kartais sakant, bet įveikos strategija. Nes jeigu žmonės svaiginasi, arba vartoja kažkokias medžiagas, arba vartoja kažkokį elgesį, tai jie taiko įveikos strategiją, tvarkantis su jų įvairiais iššūkiais gyvenimo. Ir jeigu mes ją tik tai pasiimam ir atimam šitą įveikos strategiją ir neduodam kitų strategijų, tai tie žmonės tada, aišku, jie vargiai ar pasinaudos mūsų paslauga. Mums labai labai svarbu šitiem žmonėm duoti įveikos strategijas, kurios veiks geriau negu svaigalai arba elgesys. Tai kitas klausimas mano, kokius klientus šiuo metu matote, kokios priklausomybės pas jūs ateina dažniausiai žmonės sergantys priklausomybėmis? Šiuo metu kreipiasi įvairiomis priklausomybėmis, tai yra ir įvairių medžiagų vartojimo, tai yra alkoholio, tai yra marihuanos, tai yra kokaino, tai yra įvairių rūkymo paprastų cigarečių, elektroninių cigarečių, žinoma ir elgesio priklausomybės. Tai yra iš tiesų, kas labai sustiprėjo, labai padidėjo ir šitoj vietoj, kai būtent, sakyčiau, pandemijos metu, būtent lošimo priklausomybės, nes jeigu iki pandemijos buvo tikrai vienetai, galbūt kreipėsi ant metų vienas, o dabar iš tiesų tas tikrai padaugėja ir žinoma, kas jau nustebino, kad dabar jau kreipiasi daugiau, bet atkreipiau dėmesį, kad moteris reiškia jau įvairių socialinių tinklų, kada įvardina, kad būnu ir Facebook'e, ir WhatsApp'e, ir Messenger'e, ir visur kitur, ir negaliu, padedu šonų darbus, jau įvardina, kad mane ir tai vargina. Dar vienas dalykas, kreipiasi artimieji irgi dėl skirtingų savo artimojo priklausomybių. Yra kas dabar padidėjo dėl paauglių tam tikrų medžiagų vartojimo, tėvų besikreipimasis padidėjo ir jau kas anksčiau nebūdavo artimieji būtent dėl lošėjų nesikreipdavo, dabar jau yra kreipiamasi ir artimųjų dėl lošėjų. Ir žiūrint pagal amžių, tai alkoholio ir kreipimasis yra moterų tarp 30-40 metų, daugiau yra kreipimasis, jaunesnių, vyriškių yra jau kitų medžiagų. Dėl lošimo vyrai kreipiasi. Kol kas moters neturėjau dėl lošimo. Taip. Labai aiškiai jaunimo tarpe alkoholis dabar užleidžia vietą, vis daugiau užleidžia vietą kitom priklausomybėm ir kitom medžiagom ir elgesio priklausomybėm. Ir tas tikrai, mes matom šitą, mes matom savo praktikoje. Ir aš labai labai kviečiu mūsų dalyvius transliacijos
užduoti klausimus, mes atsakysim į klausimus. Dalia Skunčikienė man padedant ves dar seminarą, bet šiandien mes turim labai gerą progą gauti atsakymus į klausimus. Priminsiu priklausomybės pačius svarbiausius kriterijus. Tai kai žmogus kažką tai daro arba vartoja kažkokią tai medžiagą vietoj kažko tai kito, kas yra jam labai labai svarbu. Tai gali būti vietoj darbo, vietoj artimųjų santykių, dar kažką, kai jo elgesys trukdo kažkam tai, kas jam yra labai svarbu, ir jis renkasi tą elgesį, priklausomą elgesį. Antras dalykas yra, kai jis patiria abstinencijas, taip, kai jisai nutraukia arba bando nutraukti elgesį, jis patiria nerimą didelį, labai patiria tokią būseną, kuri gal skatina jį vartoti šitą elgesį, taip, naudoti šitą elgesį. Ir trečias dalykas, gali būti labai svarbu, kad žmogus daro tai net jeigu patiria neigiamas pasekmes. Tai irgi yra ženklas, kad žmogus yra priklausomas. Taip. Tai vat reikia atskirti, dar kartais mes čia šiandien neisim giliai, priklausomybę ir žalingą elgesį. Žalingas elgesys yra jau labai labai svarbus, jau mes turim kaip dėmesį, bet priklausomybė yra jau tai, kas labai sunku tampa ir gydyti, ir padėti šitiem žmonėm. Ir realiai padėti gali tik tai tie žmonės, specialistai, kurie šitoj srity dirba. Priklausomiem žmonėm nepadės paprastas gydytojas ar paprastas psichologas, aš nemanau, kad jisai gali padėti. Padėti gali tik tai tie žmonės, kurie specializuojasi šioje priklausomybių srityje, kaip pavyzdžiui Dalia Skunčikienė ir jos komanda. Gerai, tai eikim dabar, kaip jūs, Dalia, matot, kodėl šiuo metu žmonės nuėjo į tas priklausomybės irgi, kaip manot, kas čia vyksta žmonių gyvenime, kas juos verčia pasinerti, juk visi žino, kad tai gresia ar ne, mes gaunam ir žiniasklaidą ir dabar tas lošimų garsi istorija ir visa kita, bet žmonės vis tiek neria į priklausomybės. Kaip jums atrodo? Visų pirma, tai mes gyvename tam laikotarpyje tokiam įtampos, pradedant nuo COVID, nuo pandemijos, šiuo momentu dabar karo nerimo. Iš tiesų, kas yra, matosi labai ir būtent mato tas, kaip įveikos tas strategijas, pagalba savo, bet būtent tais būdais, nes iš tiesų yra išbūti su tuo sunku, o galų gale net ir pasiekiamumas įvairių sergant ir jau kada yra nerimas, kada yra depresija ir pasiekiamumas tų pačių psichologų, galbūt turėjimas, neturėjimas tų ir finansinių dalykų, pasiekiamumas padėti savo, iš tiesų yra ta kaip pagalbos priemonė tuo momentu, nežiūrint į niekai tas pasekmes, pasijusti geriau. Ir jeigu šiek tiek giliau žvelgiant ir stebint ir gilinantis į to žmogaus istoriją ir į jo tą į vaikystę jo ir tiesiog stebimas tas dalykas, kad jau ištakos tai yra daugiau jau jo tas kaip vaiko būtent augimas tam toje aplinkoje, kaip kitaip sakant, priklausomybė neatsiranda jinai iš niekur, jinai jau yra tam tikra pasiekmė, jinai yra jau tam tikras tas rezultatas, kada jau
žmogus negali tvarkyti su savo vidinė kančia, nors jisai nežino, kad kenčia. Jisai tiesiog sąmoningumo lygmenį, jisai